Sveiki! Šiandien pasigilinsime į vienos šalies atlyginimų sistemą. Ir visa tai visa Europą apimusios pragyvenimo išlaidų krizės fone. Pažiūrėsime, kaip tokia aiškiai struktūruota sistema tvarkosi su, tikrai nemažu ekonominiu spaudimu. Viską pradėkime nuo šios skaičiaus – -4,8%. Skamba gal ir ne taip dramatiškai, bet pagalvokime, ką tai reiškia. Tai vidutinis realios minimalios algos vertės kritimas visoje Europoje vos per 1 metus. Kitaip tariant, nors alga popieriuje gal ir augo, bet realiai prekių ir paslaugų už ją buvo galima nusipirkti mažiau. O dabar pažiūrėkime į kitą medalio pusę. Ir tas kontrastas, tiesiog stulbinantis. Per tą patį laikotarpį dividendų išmokos akcininkams Europoje pašoko beveik 30%. Būtent šie du skaičiai ir atveria duris į visą pasakojimą apie tai, kas laimi, o kas pralaimi dabartinėje ekonominėje aplinkoje. Gerai, tai koks mūsų planas? Iš pradžių aprėpsime bendrą Europos problemą, o tada, tarsi su didinamoju stiklu, pasigilinsime į vieną konkretų pavyzdį – Lietuvos viešojo sektoriaus sistemą. Išsiaiškinsime, kaip jį veikia ir svarbiausia, ar pajėgia atsakyti į krizės iššūkius. Taigi pradedam. Taigi, pirmas skyrius. Ir čia viskas prasideda nuo jausmo, kuris ko gero pažįstamas daugeliui. Darbuotojai visoje ES jaučia milžinišką spaudimą, nes kainos tiesiog lenkia į viršų, o atlyginimai dėja bėga gerokai iš paskos. Štai čia ir matosi tas neatitikimas. Pagalvokime 2022 metai. Net atsižvelgus į inflaciją, vidutinis realus atlyginimas ES susitraukė 0,5%. Tuo pat metu įmonių realus pelnas, net ir atmetus tą pačią inflaciją, vis tiek sugebėjo paaugti 1%. O jeigu kam nors dar kilo abejonių, ši lentelė viską sudėlioja į vietas. Tik pažiūrėkime, kas dėjosi didžiosiose ekonomikose. Ispanijoje dividendai akcininkams šoktelėjo beveik 98%, o atlyginimai? Jie kilo vos 3 su trupučiu. Panašias, gal netokias dramatiškas žirklės matome ir kitur. Bet, žinote, skaičiai yra viena, o realus gyvenimas visai kas kita. Už šitų procentų slepiasi tikros istorijos ir tikri žmonių rūpesčiai. Štai Eurofound apklausa parodė, kad beveik pusė vienišų motinų visoje ES nerimauja ar tiesiog sugebės apmokėti sąskaitas už šildymą ir elektrą. Gerai, bendrą vaizdą turime. O dabar nerkime giliau į viešąjį sektorių. Čia vyriausybės pačios yra vienos didžiausių darbdavių, tad joms tenka spręsti šį galvosūkį iš vidaus. Ir čia kyla, tiesiog milijono vertas klausimas. Kaip valstybė, būdama gigantiškas darbdavys, gali sukurti sistemą, kuri būtų teisinga visiems – mokytojams, policininkams, gydytojams, socialiniams darbuotojams ir kaip tą sistemą pritaikyti, kai ekonomika ima drebėti? Ir būtent ieškodami atsakymo į šį klausimą mes ir atsigręžime į Lietuvą. Pažiūrėkime, kokį sprendimą jie siūlo šiai sudėtingai problemai spręsti. Taigi, metas iššifruoti. Kasgi tie pareiginės algos koeficientai ir kaip veikia visa ši lietuviška sistema, kuria siekiama įnešti aiškumo ir tvarkos. Viskas tiesą sakant yra gana paprasta. Yra 2 pagrindiniai elementai, tarsi 2 detalės, kurios susijungia į vieną mechanizmą. Viena detalė tai bazinis dydis, vienodas visiems, kita individualus koeficientas, kuris priklauso nuo konkretaus darbo. Pirmasis elementas tai bazinis dydis. Galima sakyti, tai yra visos sistemos pamatas. Kiekvienais metais nustatoma konkreti suma, nuo kurios viskas ir prasideda. Štai pavyzdžiui, 2025 metams jis yra 1785,40 €. O štai ir antroji detalė – koeficientai. Čia jau viskas daug individualiau. Kiekvienos pareigos priklausomai nuo sudėtingumo, atsakomybės, išsilavinimo reikalavimų gauna savo koeficientų šakutę, nuo minimalaus iki maksimalaus. Kuo darbas sudėtingesnis, tuo ir koeficientas didesnis. Teorija aiški, bet kaip visa tai atrodo realybėje? Geriausias būdas pamatyti – tiesiog pasinaudoti viešai prieinamą atlyginimų skaičiuoklę ir viską išbandyti praktiškai. Pats procesas, kaip matome, yra labai aiškus. Tiesiog žingsnis po žingsnio sudedame visą informaciją. Metai, įstaigos tipas, pareigybės lygis, koeficientas, stažas – viskas tam, kad sistema kuo tiksliau apskaičiuotų galutinį atlyginimą, įskaitant ir galimus priedus. Gerai, pabandykime patys.
Įsivaizduokime hipotetinį darbuotoją. Sakykime, tai B lygio specialistas, kurio darbo sutartyje įrašytas koeficientas yra lygiai 2. Ir dabar magija. Na, gerai, ne magija, o paprasta matematika. Dauginame 2025 metų bazinį dydį iš to darbuotojo koeficiento ir štai turime rezultatą ant popieriaus. Šiuo atveju 3570 eurų ir 80 centų. Atrodo viskas logiška ir skaidru, tiesa, bet ar to pakanka? Ir štai mes priejome prie ko gero svarbiausio klausimo. Ar ši tvarkinga, graži sistema ant popieriaus atlaiko susidūrimą su realybė, su kylančiomis kainomis ir augančia infliacija? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad sistema tikrai reaguoja. Matome, kad bazinis dydis, tas visos sistemos pamatas, kasmet nuosekliai kyla. Ypač pastaraisiais metais augimas atrodo solidus. Regis viskas gerai, atlyginimai didėja. Bet, visada yra tas bet, ar ne? Pažvelkime į tos pačius 2022 metus. Bazinis dydis kilo daugiau nei 7 procentais. Skamba neblogai. Tačiau infliacija Lietuvoje tais metais tiesiog sprogo ir pasiekė beveik 19 procentų. Vadinasi, tas atlyginimo pakelimas buvo tiesiog prarytas ir realiai žmonių perkamoji galia vis tiek sumažėjo. Ir štai čia labai tinka Europos profesinių sąjungų mintis: darbuotojai nėra krizės kaltininkai. Jie jos aukos. Atlyginimai tiesiog nespėja vytis traukinio, kurį vairuoja kylančios kainos ir pelnai. Tai ir palieka mus su tokiu pamąstymu. Sistemos, kurios bando įvesti tvarką ir skaidrumą, yra tikrai geras dalykas. Bet ar jos sukurtos apsaugoti žmonės, kai ekonomika dreba? O gal jos labiau apsaugo pačią sistemą, jos stabilumą, o ne darbuotojų gerovę? Klausimas, į kurį atsakymo verta paieškoti. Ačiū, kad buvote kartu.